Dievo pamokos. Būdamas sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo. Laiškas Žydams, 5 skyrius, 8 eilutė. Ar Jėzui reikėjo mokytis? Tikriausiai taip. Ar jis būdamas kūdikis mokėjo skaityti ir rašyti? Ar bėgioti, kalbėti ir šakinėti? Jis turėjo viską mokytis, nes jis 100% buvo ir žmogus. Jis turėjo lygiai taip pat mokytis ir paklusti Dievui. Mums žmonėms nėra būdinga paklusti Dievui. Mūsų širdis yra priklausoma, maištaujanti, laukinė, išdidi, iš prigimties visiškai nekantri, nepaklusni, nemylinti, nenuolanki ir nepasitikinti Dievu. Mes turime viso to mokytis. Dievas nepagailėjo savo vienintelio sūnaus. Jėzus viso to taip pat turėjo iš mažens mokytis. Mokykla, kurioje išmokstame kantrybės, pasitikėjimo Dievu ir paklusnumo, yra kančia. Dievas jos nesunčia. Ji jau yra čia. Kartais mus Dievas apsaugo nuo didelės kančios, o kartais ją panaudoja pritraukti mus arčiau savęs. Kentėdami mokomės pasitikėti Dievu, nes jei nebėra jokios vilties, mes kreipiamės į gelbėtoją. Tik tuomet mes galime jo pasitikėti ir mokytis jam paklusti. Jis juk linki mums gero. Kreipiamės į gelbėtoją. Tik tuomet mes galime jo pasitikėti ir mokytis jam paklusti. Jis juk linki mums gero. Žmogui, kuriam viskas sekasi ir kuris viską turi, nereikia Dievo. Tačiau žmogus, kuriam daug ko trūksta, kuriam dažnai ne viskas pavyksta ir kuris kenčia ar išgyvena nepritekliui, toks žmogus ieško Dievo. Ir jis gali su juo susitikti Jėzuje. Jėzus yra draugas, kuris mus perveda per kančią ir tamsą. Jis yra išgyvenimas ir patyrėjimas, kaip ir jo pagoda, meilė ir draugiškumas. Jį išgyvename vienumoje, tyloje. Jei mes jį pažįstame, nebėra sunku jam paklusti ir kantriai laukti jo išvadavimo. Tik drauge su juo mes mielai mokomės pamokų, kurias Dievas mums priruošė. Jis mus moko švelniai ir meiliai. Dėkoju Jėzau, kad esi šalia. Tai esi draugas, kuris eina su manimi mano keliu. Tu paėmei mane už rankas ir vedei į tikslą. Tavimi galiu pasiklauti, nes tamsiausią naktį. Tu galvoji apie mane gerai ir turi gerus tikslus man. Kaip gerai, kad esu tavyje saugus. Amen.